Sveiki visi, dar vieną savaitę ir sporto komentatorius Jonas Lekšas su jumis. Didysis krepšinis prasidėjo ir jau prizas keliauja pas vieną iš laimėtojų, kuris praėjusią savaitę buvo vienas iš tų retų žmonių, kuris spėjo Klaipėdos Neptūno pergalę Vilniuje. Toliau stebėkite mano kanalą, toliau judėsime, toliau bus panašus konkursai ir galėsite laimėti prizų, galbūt ir kitokių formatų laidos, o dabar važiuojame prie šios savaitės rungtynių ir pradedame maču antradienį. Panevėžiečiai, Panevėžio 7bet Lietkabelis pradeda savo europinę kelionę Europos taurės rungtynės išvykoje Ankaros Turk Telekom. Pirmasis varžovas buvęs Nenado Čanako klubas, panevėžiečiai savaitgalį atsidarė pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau rungtynės buvo sunkios, matosi, kad trūko gerų pasiruošimo rungtynių ir visiškai fiziškumo kitas lygis. Teko panevėžiečiams ten sunki pergalė prieš Mažeikių klubą, tad Ankaroje lengvo gyvenimo nereiktų tikėtis, nors žiūrint į Ankaros Turk Telekom sudėtį, tai atrodo silpnesnė komanda negu pernai ir užpernai. Pagrindinė žvaigždė yra komandos treneris Erdemas Džanas, sugrįžęs po nesėkmingo etapo Stambulo Anadolu Efes. Yra keli buvę Eurolygos žaidėjai, toks kaip Maksas Heidegeris, kuris nelabai ir įsitvirtino Vitorijos klube. Kailas Aleksanderis, turbūt ryškiausias žaidėjas, turėjo neblogą etapą Valencijoje, pernai Tel Avivo HPL ekipa rinko 17 naudingumo balų, bet tikiu, kad panevėžiečiai gali mesti rimtą kovą ir išvykoje Turkijos klubui ir nustebinsiu, spėju dramatišką Panevėžio 7bet Lietkabelio pergalę 3-4 taškais. Savaitės viduryje laukia Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Jonavoje, kur vietos krepšininkai priima Lietuvos vicečempioną Kauno Žalgirį. Žalgiriečiai užtikrintai atsidarė Šiauliuose, matėme Žalgirio intensyvumo po pertraukos ir manau, kad komandoms daugumai Lietuvoje to stiks, žaidžiant su žalgiriečiais, kurie turi labai plačią rotaciją, bet Jonavos komanda savaitgalį parodė, kad tikrai nebus patrankų mėsa. Mantas Šernius įdiegia visai kitokį žaidimo stilių, greitą krepšinį su daug atakų, daug taškų. Briutonas su Makiuvenu atrodo labai pasiteisinę gynėjai, aplink kurios visas suksis žaidimas, yra Bogdanas Blizniukas, ukrainietis, labai solidaus profilio krepšininkas, na ir didžioji dauguma likę krepšininkų jaunimas. Galvoju, kad žalgiriečiai turėtų nesunkiai įveikti šitą riešutą, bet rungtynės turėtų būti rezultatyvios. Manau, kad Žalgiris kaip ir Vilniaus Vilkai viršys 100 taškų pelnytų ribą Jonavoje ir laimės rungtynės apie 15 taškų persvarą. Pastaraisiais metais tai jau derbių pramintos rungtynės, savaitgalis atsidarys maču Utenoje, vietos komanda priema Vilniaus Rytą, Rytas gavo šaltą dušą savaitgalį prieš Klaipėdos Neptūną ir tikrai bandys atsirevanšuoti, bandys atsigauti, kadangi dar kitą savaitę jie pradės savo europinę kelionę. Tuo metu Utenos krepšininkai susitaikė, kad jų europinė kelionė jau baigėsi, jie turės koncentruotis tik vietiniam frontui, žaisti su visomis komandomis po 4 kartus. Utenos arena net šį sezoną atsinaujino, tikėdamasi didelių kovų, pasikeitė šiek tiek visa išvaizda, pasikeitė ir kėdės, tad tikrai uteniškiai investuoja ne tik į komandos sudėtį, bet ir visą aplinką, bet galvoju, kad iš to, ką pamačiau sezono pradžioje, kad Utenos šito komandos surinkta nėra sutverta gintis, atrodo į puolimą labai orientuoti visi žaidėjai, nei priekinėje linijoje, nei perimetro linijoje nėra balanso tarp puolimo ir gynybos, tad manau, kad daug rungtynių baigsis, kuomet jie praleis virš 90 taškų, juolab, kad dabar į Uteną atvyksta Rytas, kuris taip pat bėga ir meta pastarosius 2 sezonus, jie vidutiniškai mesdavo po 93 taškus LKL, tai yra labai solidus skaičius per eilę metų, didžiausias visoje lygoje. Manau, kad turėtų Stevenas Inokas parodyti savo geresnį veidą, negu matėme debiutinėme mače. Ąžuolas Tubelis jau nebeturėtų taip perdegti kaip rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu, tad prognozuoju, kad čia abi komandos mes virš 90 taškų, bet Rytas iškovos ganėtinai užtikrintą pergalę 8-11 taškų. Na ir ką, mano šios savaitės prognozių rubriką užbaigė kitas derbis pastaraisiais metais tapęs Panevėžyje. Vietos 7bet Lietkabelis priima Vilniaus Wolves, kurie paliko labai gerą įspūdį pirmosiose rungtynėse. Anthony Cowanas ir Andrew Andrewsas yra tiesiog turbo tandemas Lietuvos krepšinio lygai. Vilkai irgi bus jau po rungtynių Europos taurėje, jie žaidžia trečiadienį savo mačą namų arenoje, viena diena vėliau, tačiau jiems nereikės keliauti kaip Panevėžio 7bet Lietkabeliui, tad čia jokio pranašumo nei vieniems, nei kitiems nededu, bet šiuo metu ant popieriaus atrodo, kad tai yra visiškai skirtingo lygio komandos. Lietkabelis dar ir praradęs Briksą, vidurio puolėją, pagrindinį papildymo kol kas nėra ir Danieliui Lavrinovičiui reikės stumtis šalia Gabrieliaus Maldūno į 5 poziciją. Priekinė linija turbūt nebus didžiausia problema, didelis klausimas, kaip bus Tapnas Cowanas su Andrew Andrewsu. Galvoju, kad tas turbo puolimas nebus sustabdytas, matėme, kai buvo Mantas Urbštavičius atakuojamas Mažeikių krepšininkų, tai su Vilkais lengvo gyvenimo nereikia tikėtis, yra taip pat puolėjų grandė Tayloras su Tarmanu, labai daug fiziškumo pridedantis Vilkams, tad
Apskritai tikiuosi labai solidaus sezono iš Vilniaus Vilkų ir prognozuoju jiems pergalę 7-9 taškais. Ką, šią savaitę tiek, komentaruose irgi pareiškite savo nuomonę, ką matote tuose derbiuose, kuriuos paminėjau Lietuvos krepšinio lygoje. Savaitgalį 2 labai įdomus susitikimai Utenoje ir Panevėžyje, tai rašykite rezultatus ir laikinkit šitą video. Iki kito karto.